manau. Aš, kai pasakyčiau, tai išjuoksitės. Aš labiausiai mėgstu detektyvus. Tada kaip nesipyksta. Laiminga, kad jinai čia yra, nepriklausomybė. Galėdama rašyti. Juk man niekas maišo. Man kaip tėtis nupirka visko kratoškės. Sveikata jeigu yra, tai tada laiminga. Aš ir taip palaimingas visą amžių. Tik barbės. Taip. Mes tik mėgstam tik barbės. Geri žmonės. Džiaugiuosi su svečiais, džiaugiuosi su visais. Kartais ir būna, kaip sakote, ar liūdna. Kartais būna. Bet man nenutiko. Kas mane mūsų. Labai nemėgstu neteisybės. Tai tada, kaip būnam pavargusios. Mane žmona padarė nelaimingą. Kai pagulėm, užsimerkiam akitės, biškutį neužsiklojusios, užmegam ir atsikeliam paskui dieną ir mum jau linksmybė. Senatvė. Kaip brolis mušasi, dažnai mušasi. Kai neišeini lauk. Man dabar jau neleidžiu. Ale tik labai liūdžiu, kad aš blogai girdžiu ir blogai matau. Nuperkam su baba kažkokią barbę, kur ant kojytės uždėtas vardas ir nuklijuoja sesė tą vardą ir viskas, aš nežinau, koks tas vardas. Liūdnų dienų nebuvo gyvenime. Nelabai kartais ir pareikia mūsų vaikai. Tada kaip susipykstam. Nežinau, kas yra melas. Vieno dalyko tai aš nemoku meluoti. Melas tai bjaurus daiktas. Visada meluoju. Melas tai aš pati nemeluoju ir melagių nekenčiu. Protą neturit ir meluoja. Nu, kad meluoja žmonės. Nu, visokių žmonių yra. Kad neduodu kratoškės. Nu kaip čia man pasakyti, kas jis yra tas melas, bet man melas labai nepatinka. Ojei, ojei. Širdutė. Melas, kad žmona visą laiką melavo man. Melavo jinai. Širdutė. Oi, nežinau kaip ir pasakyti. Myliu mamą. O, meilė tai geras dalykas yra meilė. Jaunystė. Vat, kaip aš užaugsiu tokia didelė, kaip man daug metų bus, aš su man sutoksiu. Meilė. Jeigu tik tai su žmogu nesugyveni, tai bur. Nu tai kokia tai meilė bus? Tai meilės nėra. Na, jau čia meilė, tai jau toks amžius, kad meilė yra visur ir visada. Apgabystė. Gryna apgabystė. Aš savo žmoną mylėjau. Čia galima daug kalbėti ir galima nieko nepasakyti.